Jūsų energija yra jėga. Bet kas jūs taip neramina čia ir dabar? Kas jūs taip neramina čia ir dabar? Jūs norėtumėte užsimti veiklą, kuri jums neštų džiaugsmą, bet jūs nežinote, ko jūs norite iš tikrųjų, ką jūs norite dirbti, kokį darbą, ką jūs norite veikti, kur jūs norite investuoti savo žinias, savo energiją, savo laiką. Kur? Kas jums trukdo tai suvokti? Kas jums trukdo tai suvokti? Jūs kaip kovojate su savo svajonėmis, bet turite svajonę, bet kažkodėl tai patys savo neleidžiate svajoti aukštai. Labai susmulkinate savo svajonės. Taro kortos jums sako, jums reikia didinti svajonės, jums reikia norėti, pavyzdžiui, vieno dalyko, bet didelio ir kovoti už tai. Jumise jau yra ta svajonė, tik reikia ją materializuoti, iškelti į paviršių. Kas padėtų ją iškelti į paviršių? Kas padėtų? Įėjimas į save. Čia jums sako atvirkščiai. Vien gulėti ir svajoti neužtenka, reikia veikti, reikia tapti magu. Magu tai yra savo valios pastangomis motyvuoti save, pradėti daryti dalykus. Bet tiesiog priversti atsikelti nuo sofos ir eiti ir pradėti veikti. Jeigu reikia kalbėti su žmonėmis, bet reikia kovoti su savimi, su savo neveiklumu. Kada tik tai krenta mago korta, tai jinai krenta ne šiaip savo. Tai reiškia, kad jūs tą, ką svajojate, pas jūs yra 100% potencija vidinė įgyvendinti tą svajonę. Ir kadangi pas jūs yra talentas ir visos 4 stichijos susieina į vieną, tai reiškia, kad pas jūs ateis reikiami žmonės, reikiamų laiku ir ateina ir iš išorės pagalba. Jums viskas susidėsto taip jūsų naudai. Tai jums sako kortos, išnaudokite laiką. Neleiskite laiko veltui, nes tai ateina ir praeina. Jeigu laikas yra neišnaudotas reikiamai, tai dangus supranta, kad tai nerimta buvo. Bet reikia įrodyti, aukščiausiems įrodyti, kad jūs rimtai svajojate, kad rimtai norite, kad jūsų svajonė išsipildytų. Ir patarimas koksai? Rizikuokite, bendradarbiaukite su kitais. Ir sujungite tas žinias, ką iš praeities žinote, su tuo, ką dabar įgaunate, tas naujas žinias. Jums reikia čia save subalansuoti, jums reikia subalansuoti ten, kur jūs jau esate ekspertas ir tą svajonę, kurią jūs turite. Jeigu yra kažkas tai naujo, dar jums nepatirto, kur jūs dar nedarėte, jums padės ta patirtis, kurią jūs jau esate įgavę. Tai panaudokite tą savo patirtį, nebijokite, rizikuokite. Nebijokite eiti į nežinią, ten, kur jūs dar nežinote, kas bus. Nes žmonės, kurie jūs sups, jums parodys tą kelią, jums kaip padės, bus šalia jūsų. Jūs kooperuosite su žmonėmis, žmonės kooperuosis su jumis. Jūsų entuziazmas, jūsų gera nuotaika, jūsų optimizmas pritrauks tinkamus žmonės. Ir tai gali būti žmonės iš praeities ir nauji žmonės. Tai yra sėkmingumo korta, tai yra ir praeities korta. Kada seną kombinuojate su nauju. Ir gale kaladės dugno yra pasaulis. Yra viskas jūsų rankose. Galima sakyti, visa visata jūsų rankose, gyvenimas jūsų rankose. Ir dar su mago korta aplamai. Jūs galite šiuo metu veikti, nebijodami nei savimi, nei tai, kas ateina į jūsų gyvenimą. Nes tai, kas ateina į jūsų gyvenimą, bus kaip pagalba jums. Pirmyn ir išjungite šitą skaitimą, nes jūs neturite laiko sėdėti YouTube ir klausyti tokių skaitimų kaip tokių. Jums reikia dabar veikti. Gal jūs užtektinai jau prisiklausite šitų video, visų motyvuojančių video. Bet dabar atėjo laikas veikti. Taip, kad aš negaišiu jūsų laiko ir aš linkiu jums sėkmės veikloje. Dėkui,
Iki viso pačio geriausio. Čiau, čiau.